Sveiki visi, šiandien pratęsime mokomųjų vaizdo klipų ciklą būsimiem vairuotojams. Praeitą kartą kalbėjom, kaip reikia tinkamai susireguliuoti sėdynę ir vairą, o šiandien pakalbėsime, kaip tinkamai reikia junginėti pavaras ir tinkamai atleidinėti sankabą tam, kad automobilis netrūkčiotų, neužgestų ir važiuotų automobilis sklandžiai. Taigi tinkamai susireguliavus sėdynę ir vairą ir prisisegus saugos diržą, galima galvoti apie pajudėjimą iš vietos. Tai kaipgi automobilis pajuda iš vietos? Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kad yra tam tikras pavarų skaičius automobilyje su mechaninė pavarų dėžė. Šiuo atveju čia yra 6 pavaros ir viena atbulinė. Pavaros junginėjasi pagal tam tikrą tvarką. Tai visuomet yra visuose automobiliuose su mechaninė dėžė neutrali pavara, kuri yra tarp 3 ir 4 pavaros per patį viduriuką. Ir tas pavaras galima junginėti pagal tą seką, kaip nurodyta ant pavarų svirtelės. Jeigu mes norime jungti pirmąją pavarą, su kuria pajudama normaliai iš vietos, tai turime, aišku, įminti sankabą, kurios pagalba galima tada junginėti pavaras ir jungiame pirmą pavarą. Pasiekus tam tikrą greitį, dažniausiai apie 20 km/h, galima perjungti prilaikant tą svirtį atgal antrą pavarą, su kuria galima jau važiuoti greičiau iki maždaug 30 km/h, iki 30-40. Nuo to greičio galima perjungti dar aukštesnę pavarą, trečią, su kuria galima važiuoti nuo 30 kažkur km/h iki 50 km/h. Tuomet galima įjungti tiesiai, tiesiog tiesiai, ketvirtą pavarą, su kuria galima važiuoti nuo 50 iki kažkur 60-70 km/h. Tuomet jungti penktą pavarą, su kuria galima važiuoti iki kokių 70-80 km/h ir tuomet jungti šeštą pavarą. Ir tokiu būdu, važiuojant mieste, mes visą laiką turime reguliuoti tas pavaras, įjungti tinkamą pavarą, kad jinai būtų tinkama pagal greitį, kuris yra tuo metu kelyje. Ir, žodžiu, žiūrėti, stebėti apsukas, kurios yra prietaisų skydelėje, kad neviršytume 2000 apsukų, nes skaitosi pagal regitros reikalavimus, turime važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, o tai skaitosi maždaug 2000 apsisukimų riba, pageidautina jos neviršyti. Toliau yra atbulinė pavara, su kurios pagalba mes galime važiuoti atbulinę pavarą. Tai automobiliuose jos jungimas gali šiek tiek skirtis. Čia yra toks mechanizmas, kad reikia pakelti tokią kaip svirtelę į minus sankabą, tada pastumti svirtelę tą į kairę ir tada jungti į priekį. Matosi, ta pavara yra už pirmos, dar labiau į šoną į priekį. Ir tokiu būdu jungia atbulinę pavarą, mes galime važiuoti atbulomis. Taigi, norint pajudėti iš vietos, visų pirma, kaip ir prieš tai minėjau, visada būtina įminti sankabą, tam, kad galėtume įjungti pavarą, įminu sankabą iki dugno, įjungiu pirmą pavarą, tada pageidautina, čia kadangi yra benzininis variklis, spausti šiek tiek akceleratorių, tam, kad automobiliui būtų lengviau pajudėti iš vietos. Tai tokiu būdu mes spausdami akceleratorių, maždaug iki 2000 apsukų, kaip prieš tai jau minėjau, tolygiai atleidinėjam sankabą ir mašina, kaip matome, pradeda tarsi judėti. Ir jeigu norime sustoti, turime įminti sankabą, aš įminiau ją dabar ir paspaudžiam stabdį ir atjungiame pavarą. O jeigu norime tęsti judėjimą toliau, tai tiesiog pilnai atleidinėdami sankabą su akceleratorium greitėjam iki maždaug 20 km/h, jungiam antrą pavarą ir toliau greitėdami jungiame aukštesnės pavaras. Tiek.